Sveiki, čia Kitim žinios. Aš Paulius Kavaliauskas ir kalbėsiu apie žaliasias zonas. Štai reportažas. Nuo tada, kai Kauno centre buvo įvestos žaliosios zonos, kurios reikalauja, kad vairuotojai mokėtų už galimybę įvažiuoti į miesto centrą, ši priemonė sukelia nemažai diskusijų ir skundų. Daugelis žmonių teigia, kad Kauno centras tapo mažiau patrauklus tiek vietiniams gyventojams, tiek ir miesto svečiams. Vairuotojai, siekdami pasiekti centrą, ne tik susiduria su papildomais mokesčiais, bet ir su daug ilgesniais kelionės laikais, nes naujosios taisyklės prisideda prie didesnių kamščių ir automobilių srautų. Šie kamščiai ne tik, kad neišsprendžia jau seniai egzistuojančios problemos dėl eismo spūsčių Kaune, tačiau priešingai dar labiau pablogina šią situaciją, ypač piko valandomis, kai automobilių srautai yra didžiausi. Be to, ilgesnis buvimas kelyje reiškia ir didesnę oro taršą, nes daugiau automobilių praleidžia laiką stovėdami kamščiuose, todėl išmetamųjų dujų kiekis ir tarša miesto centre tik didėja. Štai ką vairuotojas mano apie šį pokytį. Jeigu vairuojate, ką manote apie žaliasias zonas? Ar jūs jų vengiate? Aš nevairuoju, bet aš sakyčiau, kad man nepatinka jos. Suprantu, jie turi naudą, kad mažiau mašinos užstotų kelio, tie kur gyvena mieste ir vaikšto, bet tik nepatinka. Be to, žaliosios zonos turi reikšmingą poveikį ir miesto verslams, ypač restoranams, kurie anksčiau galėjo pasinaudoti maisto užsakymo programėlėmis, kad padidintų savo pelną ir pasiektų daugiau klientų. Dauguma restoranų, ypač smulkesnių, priklauso nuo kurjerių, kurie, naudodamasi šiomis programėlėmis, pristatymo maisto klientams. Tačiau dėl įvestų apribojimų kurjeriai vis dažniau atsisako važiuoti į Kauno centrą, nes papildomi mokesčiai už įvažiavimą ir susidūrusios spūstys daro šį darbą nepelningą ir nepatrauklų. Dėl to restoranai, kurie anksčiau gavo nemažą dalį savo užsakymų per pristatymo paslaugas, dabar praranda šią pelningą rinką. Dėl šios priežasties dalis jų priversti užsidaryti arba net bankrutuoti. Toks nuosmukis gali sukelti dar didesnį centrinių miesto rajonų gyventojų ir verslų migravimą į užmiestinės zonas, kur eismo ir kainų sąlygos yra palankesnės. Ką galvojate apie maisto užsakymą iš žaliųjų zonų? Aš neužsisakinėju žaliųjų zonų dėl to, kad tai labai yra brangu. Renkuosi užsisakinėti iš kitų tinklų. Visą tai gali lemti Kauno centro svarbumo mažėjimą, nes dėl šių pokyčių gali sumažėti miesto lankytojų skaičius, kas tiesiogiai veikia ir miesto ekonomiką. Kauno centras, kuris anksčiau buvo gyvybingas ir įvairiapusis, dabar gali tapti mažiau patrauklus tiek verslui, tiek gyventojams. Tai gali turėti ilgalaikių pasekmių, nes mažėjantis miesto ekonominis aktyvumas tiesiogiai veikia ir miesto biudžetą, kuris remiasi mokesčiais ir kitais pajamų šaltiniais. Kaunas, kuris anksčiau buvo laikomas moderniu miestu, gali pradėti prarasti savo prestižą ir tapti mažiau svarbus tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Jei šios problemos nebus išspręstos, Kaunas gali susidurti su rimtais iššūkiais, kurie apsunkins jo plėtrą ir ateities augimą.